Sveiki visi, Rolandas su jumis, prieš jūs. Taigi, sutikau gyvenime įdomų žmogų. Man taip įdomu, kaip, įdomumas kame. Tai yra žmogus, grynas materialistas ir viską tik statistiškai skaičiuoti. Tik statistiškai viskas, tik tas, kas neša pelną, o ir visa kita ir taip toliau panašiai. Čia šiuolaikinio verslininkavimo sekėjas, taip sakykime. Ir iš anksčiau tikriausiai daug kas žino. Jeigu turit bent 25 metus, bent ar 30, tikrai žinot tokį žodį neurolingvistinis programavimas. Jeigu nežinot, pasidomėkit, labai įdomi tema ir labai plati, bet kas nekeista, sužinojau, kaip sakant, kad buvo visas tas reikalas labai išplėstas, neatsimenu, liktai, kad net institutai buvo tų dalykų. Aš manau, kad tie dalykai tikrai buvo ir ne per seniausiai tą dalyką užraukė. Kaip užraukė, tiesiog uždarė. Mano nuomonė, jis buvo neuždarytas, o perkeltas į, kaip sakant, aukštesnį lygį ir jis buvo nukeltas į pogrindį. Arba, sakykime, gal šiais laikais jau su dirbtinio intelekto pagalba yra daromi tokios išvados, tokie pasiekimai, kad net visų institutų žmonių pagalbos jau nebereikia. Neurolingvistinis programavimas, kas tai yra? Liaudiškai tariant, tai yra smegenų plovimas be jūsų žinios, net be jūsų nutukimo apie tai. Ir žinoma, tas visas reikalas jau senai perkeltas į mass mediją. Ir kas toliau? Ir toliau, tas neurolingvistinis programavimas, jisai veikia. Jisai veikia pogrindiškai. Čia tas pats, kas, kaip nesikį esu minėjęs, imkim kompiuterį, imkim jo, jeigu išimsite programos kodą, vadinamą algoritmą, ir tenai pradėsite po vieną, sakykime, ženkliuką pakeisti. Vieną ženkliuką, gal kelis, po to dar kelis. Sakykime, ir kompiuteriui, sakykime, darant kažkokią programą, kaip žiūrint filmą, yra, sakykime, keičiami tie vienetukai nuliukai. Ir kas toliau gaunasi? Toliau kompiuteris gali nebedaryti, ką reikia, arba daryti tą, ko kažkam reikia. Taip viskas surėdyta. Ir viso to pasekmes mes matom realiu laiku šiuolaikinėje visuomenėje. Nesvarbu, ar tai būtų kaimas, valstybė, ar pasaulinis reikalas, akivaizdžiai matom, kad tie, kurie tiki mass media arba TV, liaudiškai, paprasčiau tariant, kad jie yra kad jie mąsto, realiai visai ne taip, kaip jie būtų mąstę, sakykime, prieš 10, 20 ar 30 metų. Ir tai iš tikrųjų, permastykit, pasižiūrėkit, kas nežinot, pasidomėkit tą temą. Labai plati tema, labai įdomi tema ir, kaip sakiau, sutikau žmogų ir matau realiai. Net keletą sykių tai buvo, kad, šnekėti jam kažką kitą išskyrus pinigą, kas neša pinigą ir apie pinigą, praktiškai beprasmiška. Šiuolaikinio verslo visi bruožai. Ir jeigu net tokiu atveju net nebuvo kalbos, bet išgirdau tokį įdomų dalyką, kad vienu žodžiu, bet ten, kas liečia, didmiesčius Rusijoje, Maskva, ten viskas yra gražu, visa kita, bet tik už tenais, kur nors pavažiavus, ten yra visiškai, vienu žodžiu, ten pirmykščiai amžiai džiunglės. Taip, pagražintai tariant.
Aš to visai nesupratau, nes temos net nebuvo visiškai apie kažką tokio. Visai, apie jokią politiką nebuvo, tik tai bendrais bruožais apie, bandau kažką kitokio pasakyti, negu pozicija, kuri yra sukurta ar susikurta jo galvoje. Tai buvo vienąsyk, po to antrąsyk, po to trečias, sakau, palauk, vat imkim Baltarusiją. Sakau, tu pasižiūrėk, kaip ten viskas yra. Tai tada ten suveikia kažkokie saugikliai ir, prie ko čia Baltarusija, aš nežinau nieko apie Baltarusiją, vat yra Rusija, vat ta, sakau, ir vienu žodžiu, mato, iškart saugikliai suveikia abiems ir tiesiog stabdom tą temą, ar eini kažkur kitur, ar ką, viską sustabdai, dingsti. Tai vat, ir čia realiu laiku matau programą, kuri veikia. Aišku, man tas buvo, tiesiog priblaškę, nes jau yra, algoritmas pilnai įkaltas, kad jeigu tavo nuomonė yra nevirškinama, tiesiog nesuvirškinama, nėra, sakykime, programinės įrangos kompiuteryje, kuri suvirškintų tavo informaciją. Kompiuteris, kito žmogaus kompiuteris nepajėgus suvirškinti elementarių dalykų, net faktus, kaip sakant, ginčijomės ir dedi paprasčiausiai realius faktus, ne iš politikos, ne iš nieko, praktiškai. Šneki ir dedi faktą, ar tu, matei gamtoje, kaip ledas tirpsta, sakykim, kada saulė šildo, kada iš po žiemos likę. Po to sakau, ar kada matei ledą, kuris kaitinamas iš apačios. Viskas, ten yra 404 error ir viskas, nieka neįdomu, čia vienu žodžiu, mano nuomonės nepakeis, aš tokią nuomonę, ta. Tai va, ir iš čia, jeigu jau tokiame lygyje viskas eina, kad net tu neužsimeni apie tokius dalykus ir tau prikiša Rusija, Maskva, tai yra, Rusija, Maskva, tai pagalvokit, kokiam viskas lygiai persmelkta ir iš tikrųjų dar stebėtis, kad biški pusę žodžio nei jų nuomonė, reiškia 404, bet iš tikrųjų, kaip visi dabar rašo 404, tai yra klaida kompiuterinė, kad kompiuteris pakimba. Iš tikrųjų, pasakysiu, čia mano nuomonė yra būtent, kaip sakiau, vienetukai nuliukai ne ištrinti, o pakeisti. Ir jie daro visai ką kitą, negu turėtų. Dėl to žmonių kompiuteriai pakimba. Kaip tas spręsti? Manau, čia tikrai jau daugiau neaiškiai priaiškinau. Ir kaip tas spręsti? Čia iš tikrųjų tik tai pats kompiuteris turi daryti savidiagnostiką. Kompiuteryje turėtų užsidegti kaip bet kokią programą ar ką, jeigu kas ne taip, bumt, žiūrėkit, atsiranda kokia lentelė, kad kažkas ne taip, anaip tata. Šičia tame reikale nieks neužsidega, nes suveikia tolerancijos programėlė. Tolerancija, jeigu kas nežinot, medicininis žodis, kuris reiškia priėmimą to nepriimtino. Tai yra, jeigu yra sveikos ląstelės, ji turi priimti nesveiką ląstelę. Ir vieną, ir kitą, ir taip atsiranda vėžiai, taip atsiranda ligos. Tai visa mūsų veikla atsispindi mūsų, pirmiausia, buityje, aišku, ir mūsų kūne. Dėl ko ir sakoma, koks šeimininkas tokia trova. Aišku, stengiamės daryti. Ką darai, stengiasi, kaip sakant, ėmeisi kažko, padarai, tai tavo rezultatas. Nepatinka rezultatas, ką? Tai kažkas kitas kaltas, ar tą rezultatą išmesti reikia. Tai yra tavo savo paties vertinimas. Taigi, mąstykit žmonės, rašykit komentarus.
Galima šiais laikais susirišti, susišnekėti, pabandyti temą kažkokį gvildenti. Taigi, tam kartu tiek iki.